aš gal pradėsiu nuo to, kaip aš pradėjau detoksikuotis. Čia tiek Ramona, tiek Vigalijus sąmoningai pradėjo, aš biškai tokia neatsakingai pradėjau prieš kokius 4 metus. Ir kažką klausiau, nedaklausiau, kažką žiūrėjau, nedažiūrėjau ir vienu žodžiu sugalvojau, kad man reikia svorį mesti, todėl aš turiu detoksikuotis. Kadangi labai bijojau likti alkana, prisipirkau daug daržovių, visokių, įvairių ir galvojau, žalios jos nebus skanu. Aš prisidėjau lietutę tų daržovių, jų prisikepiau orkaitėj ir aš aišku jas valgiau. Žinojau, kad gali paskaudėti galvą pirmą dieną, todėl nusprendžiau, kad detoksikuosiuosi savaitgalį. Jeigu bus blogai, tai aš galėsiu ar atsigulti, ar kažką tai, kad nedarbo metu. Pusryčius pavalgiau tiek, kiek lindo ir buvo viskas gerai. Aha, galvoju, dabar lauksiu pietų. Per pietus suvalgius tų keptų daržovių jau man pasidarė blogai, kad vartoti, gerti vandenį, to aš nedaskaičiau ir aš jau negėriau. Tiesiog ir ta mano pirmos dienos pabaiga buvo labai liūdna. Galvojau, kad aš numirsiu. Tai man detoksikacija tuo ir baigėsi ir čia prieš 4 metus. Ir kai prieš porą metų Jūratė pasiūlė detoksikacijos programą tą pakartoti, aš galvoju, norisi, bet bijau. Nes jau prisižaidus, tos nebėra to pasitikėjimo, bet vis tiek įdomu, o svorį mesti norisi. Ir aš prisijungiau, Jūratė labai jau kantriai, motyvuojančiai, kiekvieną dalyką paaiškindama. Ir važiavau toliau, bet aš aišku ir su savom interpretacijom ir priblenderiavau aš tų daržovių, prisidėjau grybų, gavau velnių. Tai va, ir pirma detoksikacija, ta tikroji su Jūratės pagalba, gal buvo pirma diena sunkesnė, nes labai anksti, pirmos dienos vakare labai anksti nuėjau miegoti, tiesiog migdė, slopino. O po to viskas gerai, sekantis visi kartai buvo vis lengvesni, jau praktiškai 2 metai, ne, detoksikuojamės. Labai įdomu pirkti daržoves, labai įdomu jas derinti, ieškoti tų skonių, kaip Vigalijus sako, asortimentas pasidaro labai platus, tu randi daugiau ir daugiau tų kažko valgomų daržovių, ko anksčiau nevalgė. Tai va, to 2 metų laikotarpį numečiau 10 kg ir dar kas stebėdamas mano vyras tą visą mano procesą neakivaizdžiai prisijungė prie mūsų tos grupės ir detoksikuojasi jau gal 5 ar 6 kartus iš eilės. Aišku, jisai neprisiduoda Jūratei kaip aš, bet man kas yra, jam smagu tai daryti, jam lengva tai daryti, jis nebadauja ir sako, tai yra ir mano kaip ir valios ugdymas, bet nesijaučia ir alkanas. O man gerai dėl to, kad man nereikia atskirai žmogui gaminti valgyti, o mes abudu kartu tom daržovėm labai ramiai. Energijos labai daug, kitą kartą net nežinai, kur jų dėti, tai dabar vaikštom. Čia šalutinis poveikis programos, mes galvojam dar papildomų iššūkių. Tai va, ir čia vienos naudos, ir kaip Vigalijus sakė, ir sako, energijos be galo daug, sotumo be galo daug. Jeigu aš įsivaizdavau, kad pilna lėkštė daržovių, tai tada tik tu sotus. Tas kiekis iš pilnos lėkštės sumažėjo į tokį mažą bliūdelį ir nuo to mažo bliūdelio pilnai pavalgai ir nusotus. Tikrai nereikia nieko bijoti ir reikia mokėti gerti vandenį. Išmokau gerti ne tik šiltą vandenį, bet ir karštą vandenį ir tikrai problemų jokių nėra, virškinimas superinis, jaučiuosi labai gerai. Tavo skrandis ir organai tik džiaugiasi. Mano skrandis ir organai tikrai džiaugiasi ir taip, aš geriu karštą vandenį. Tai prieš pusryčius. Ir prieš pusryčius ir ištisą dieną ir dienos metu. Būtent detoksikacijos metu aš geriu tik karštą vandenį, nes man tada virškinimas yra geresnis. Aš tą jau, atradau, sakykim.
gal kiti šiltą vandenį geria, aš nežinau. Šiltas man ne taip gerai, bet karštas viskas tvarko. Kas kiek laiko jūs darote tas programas detoksikacijos? Į mėnesį kartą. Į mėnesį. 12 kartų per metus, taip? Dabar taip. Nu, taip pas mus eigoje išsivystė, mes dabar tą propaguojam kas mėnesį ir darom. Ačiū labai, Erika. Kažkas padaryti.